Lietuvos žemdirbių jau nebereikia įtikinėti rudeninio herbicidų panaudojimo žieminiuose javuose nauda, pradedant nuo to, kad mes efektyviau sunaikiname piktžoles, resursai lieka dirvoje javams, jie geriau žiemoja, jie geriau startuoja pavasarį, lengvai sunaikiname miglę, lengvai sunaikiname žliūgas, kurias pavasarį turime problemų naikindami. Dabar norėčiau trumpai apžvelgti, kokius pasirinkimus mes turime Lietuvoje ir ką siūlo Skandagra. Labiausiai rudeninį purškimą iššaukianti priežastis yra vienaskiltės piktžolės pasėlyje. Tai yra, jeigu mes žinome, kad pasėlyje gausus smilguolės, yra pelinio pašiaušėlių, turi miglės kitų piktžolių, mes dažniausiai sprendimą išnaikinti jas iš rudens priimam dėl tos priežasties. Ir būtent šių vienaskilčių piktžolių kontrolė mes visų kompanijų produktai, kurie yra Lietuvoje, praktiškai remiasi dviem veikliom medžiagom, tai yra fliufenacetas ir prosulfokarbas, išskyrus vieną išimtį. Taigi, ar tai būtų Bayeris, ar Syngenta, ar Corteva, ar Šarda, ar dar kuri kita kompanija, kuri siūlo produktus, visa kalba eina apie prosulfokarbų arba difliufenikano derinį su kitais produktais. Na, vienas iš turbūt geriausiai žinomų ir populiariausių produktų ir istoriškai labai daug naudotas yra Komplitas. Komplitas yra Bayerio produktas, labai puikus, turintis didelį kiekį fliufenaceto ir tiek pat difliufenikano. Tai yra santykis yra 1:1, naudojant 0,4-0,5 litro hektarą normą, mes duodam apie 120-140 gramų šių veiklių medžiagų, labai gerai sunaikinam tiek dviskiltės, tiek vienaskiltės piktžolės. Ir šis sprendimas yra vienas iš geriausių ir vienintelis trūkumas, jisai nėra pigus. Teisybės dėlei reiktų pasakyti, kad daugelį vakarų valstybių tokio produkto kaip Komplitas nėra. Ten produktuose naudojamuose tam pačiam tikslui yra šiek tiek kitoks veiklių medžiagų santykis. Tai yra dvigubas kiekis fliufenaceto lyginant su difliufenikanu. Tokį variantą mes taip pat Lietuvos žemdirbiams galim pasiūlyti, tai yra herbicidas Arnoldas, naudojamas 0,4 litro į hektarą. Su tokia norma mes atiduodam 160 gramų fliufenaceto ir 80 gramų difliufenikano. Dar yra vienas variantas, kai mes galime pasiūlyti atskirai fliufenacetą ir atskirai difliufenikaną pavadinimais Cevino ir Adjunktas. Ir iš šitų veiklių medžiagų mes galime pagaminti tiek santykį, kuris yra Komplite, tiek santykį, kuris yra Arnolde. Šis variantas yra bene daugiausiai lankstumo ir laisvės suteikiantis žemdirbiui ir taip pat nėra brangus sprendimas. Praktiškai bet kurį santykį veiklių medžiagų imant, mes vis tiek telpame į 19 eurų hektarą, kas tikrai nėra brangu. Na, dar vieną variantą mes galime pasiūlyti tiems, kurie pasikliauja prosulfokarbo kaip veikliosios medžiagos veikimu. Tai mes turime produktą pavadinimu Profesionalas ir mes jį deriname su difliufenikanu, kurio pavadinimas yra Sempra. Duodame 2 litrus prosulfokarbo, Profesionalo ir 150 ml Sempros. Taip pat puikiai veikiantis preparatas, prosulfokarbas dar turi šiek tiek išskirtinumą, kad ne tik veikia vienaskiltės piktžolės, bet jis taip pat turi poveikį prieš dviskiltės piktžolės, kuo negali pasigirti fliufenacetas. Tai būtent tokius sprendimus mes galime pasiūlyti žemdirbiams, jie puikiai tinka, kadangi visos mano išvardintos veikliosios medžiagos yra pagrinde veikiančios per dirvą ir šiek tiek veikiančios per lapus, todėl visų išvardytų veiklių medžiagų naudojimo laikas sutampa. Tai yra nuo sėjos iki 2, maksimum 3 lapelių tarpsnių. Kai tuo tarpu kai kurių naujų rinkoje pasirodžiusių produktų yra toksai užprogramuotas konfliktas, kai fliufenacetas arba prosulfokarbas reikalauja ankstyvo purškimo, tačiau kita veiklioji medžiaga reikalauja purškimą atlikti vėlai, nes ji pagrinde veikia per lapus. Tai mūsų siūlomose variantuose šitos problemos neturim, mes jau eilę metų šitais sprendimais prekiaujame, jie yra pasiteisinę ir manau, kad kiekvienais metais rudeninių purškimų naudojimas vis didės ir didės. Ir jau nuo pernai metų mes manome, kad daugiau pasėlių yra nupurškiama herbicidais iš rudens, nei jų paliekama nupurkšti pavasarį.